dabar suksis į čia ir jis nepaklysta. Nu, važiuok. O, važiuoja, žiūrėk. Te lydi jūs jėga arba panaudojam jėgą. Ir jisai dabar sustos. Va, jisai ir sustoja. Nu, liuks, vokėbra. Užsienio komentarus, kad kaip užsienį, nu, kad švedų gamintojos Everkino naudoja, ten gan populiarus. Nu, ir taip ir susidomėjom, kas atstovas, radom, kad Bigtechas ir va taip nedvėjojau, pasimėm ir viskas. Nereikia kabelio, arba kabelis būna tiesiamas, arba tie magnetukai, o čia reikia, tu atstumą gali siaurint, gali platinti, tovo jo reikia. Transliuoja, neįsimokėsiu, sakau, kam reikalas. Ne, sako, jie iš gamyklos jis ten yra testuojamas. Matomai, kada reikalas yra, iš gamyklos jį testuoja, kaip jisai pravažiuoja, kaip ką. Jokių problemų. Mes viską čia per nuotolį, čia traktorius, parką, visą. Taip. O kiek jūs jau laiko turite? Kiek iš čia laiko? Nu, mėnesis laiko. Kaip uždarėm karvės, taip uždarėm ir paleidom. Visos, tai dar taip iki 70 palaikom jai. Vatelyčios, kas apsiviršęs? Tai tave išgelbėjo? Jo. Gelbstim. Nu, jeigu aš sutrukdysiu jam. Aha, ir jisai sustoja. Vadinasi, net ir turint tokį nedidelį ūkį, galima rasti investicijoms lėšų. Netgi aš sakau, kad ir nedaug. Nu, kad ir nedaug, paaišku, šiemet ir pašarų dalintuvą, kokie va tokia investicija. Nu, svarbu, kad kainos būtų geros. Kad kainos būtų geros. Kiek dabar jau, kokį 6 mėnesį? Ne, visiškai priėmė taip, kaip atrodo, kad jau seniai matė būtų, nežinau. Kai kurios tai ir pakramtyti bandė. Bet jisai va tokiems nedideliems ūkiams irgi įperkamas. Kaip jūs įsigijot? Su parama, ne su Be parama? paramos. Investuoja, mažiau darbuotojų reikia ir jis niekam nesiskūsis. Va, kantriai dirba, atėjo valandas, susitvarkė. Aha, ir po kiek jisai laiko vėl? Po Visai po valandos? valandos. Kaip užprogramuoju kompiuterį? Užprogramuoju jie, kada tu nori, kas pusę valandos, nori 4 valandų. Pavyzdžiui, naktį mes neprogramavę, kad jisai važiuotų. Nėra reikalo. O ryte nuo 7 iki 10 valandų jisai dirba. O čia tas šepetys, jisai nuvalo tą... Taip, nuvalo tą būtent lazerio akį, tą nuvalo. Jis atvažiuoja ir kiekvieną kartą nusivalo. Tas šepetukas. Ir matosi, dirbantis daiktas. Dirbantis. Pasiteisinęs 100%. Be abejo. Laimingos karvės. Laimingos karvės, laimingi žmonės. Bet, ta prasme, palengvinimas yra didelis. Žiauriai. Jo, labai. Net kažkaip iš pradžių taip nepagalvojom, kad bus toksai palengvinimas, bet kaip akivaizdžiai matosi, kad tikrai verta. Ir tas gerai, kad tu gali, sakysim, robotą pakreipti dar arčiau gyvulių arba į šitą pusę. O pakreipti tai čia tiesiog suprogramuoji. Taip, suprogramuoji, kiek tau reikia, 10 cm, 5 patraukti į šoną labiau, kad arčiau pristumtų karvėm ar...